studijavau šiuolaikinę skulptūrą ir dėstau dabar šiuolaikinės skulptūros katedroje akademijai. Ir būdavo toks mum laikotarpis, tokio kaip tik konceptualaus meno ir panašiai, ir mes atėję ten iš mokyklų, meno, kažkaip pagavom taip, kad pasauliniam kontekste vyksta kažkokie judėjimai ir visi tokie užima pozicijas labai aiškias, aršus, atstovi už savo idėjas. Ir kaip mes tą nusprendėm, žodžiu, piešinys yra pasenęs, žodžiu, nebereikia piešti. Toks modernizmo palikimas, viskas, nebepiešiu. Ir 10 metų nepaišiau. Tada prisiminiau, kad taigi man taip patinka piešti. Ne dėl to, kad ta technika ten svarbi ar dar kažkas, bet yra vienas iš mąstymo būdų. Ir aš kai paišau tikrai negalvoju, ką aš nupiešiu prieš tai, bet yra labai toks, kaip aš sakau, tiesus vertimas, neverbalinis. Bet yra tokios nuojautos tam tikros. Po to aš galvoju, tai 10 metų aš visai taip ant to 20-mečio angažuotumo tokio pasimoviau. Tai aš gerbiu žmonės, kurie išlaiko tas pozicijas ir ne tai, kad aš atmetu, kuo aš tikėjau. Staiga matau, kad tą patį įrankį kitaip naudot gali. Tai, kas išlieka, gali būti, kad tai yra idėjos tam tikros, o ne įrankiai, kuriomis jie yra atlikti, arba pats daiktas kaip toks. Man asmeniškai kūryboje labai dažnai patinka ne šypsenos ir gražūs dalykai, kurie man irgi patinka, bet aš visai ką mėgaujos tokiais kūriniais, kurie užšiepia tam tikrą, tiesiog taip kultūriškai susiformavęs, kad man labai patinka tam tikra gelmė, kuri, nenoriu pasakyti, kad aš labai gilus, bet gelmė ta prasme, kad kūrinys, kuris išviešina tam tikras patirtis gyvenimo, kad nepaisant to, kad mes visi dūlam ir trūnijam, tai yra entropijos tokia idėja, ir kurie vis tiek pasiūlo kažkokį tirštumą patirties, dėl kurio tau norisi gyventi toliau. Man labai rūpi akmenys. Dabar yra toks kaip ir judėjimas, kuris sakytų, pabandykim nežiūrėti į viską iš žmogaus perspektyvos, taip antroposofiškai, antropomorfiškai. Žiūrėkim į daiktus, kad jie patys savyje irgi yra kažkokie, kaip pasakyti, autonomiški. Pavyzdžiui, akmenų parlamentas ir jie balsuoja už tai, kad neužstotų medžių šakos debesų, kurie plaukia. Tu sukuri kūrinį ir tada tu jį išviešini kažkur, ne parodoje, ar paleidi pasaulį. Ir tu nebekontroliuoji to, kas yra kitų interpretacijos to kūrinio. Tavo tas pradinė iniciatyva, tu suformuluoji, kas tau rūpi, visas savo intencijas, kalbė apie tą kūrinį, tu padarai visą tą veiksmą ir išneši tą kūrinį. Ir tada tu jau nebegali užtvenkti skirtingų interpretacijų ir kiti ateina su savo žinojimai, su savo patirtimi ir staiga tą kūrinį gali perskaityti visiškai kitaip, negu tu norėjai nuo pradžių. Bet prasme, tu sukuri kūrinį ir jį paleidai į pasaulį. Ir tada jis jau gyvena savo gyvenimą. Tu sukuri kažką, paleidi. Viskas už tavo, kaip čia pasakyti, ribų jums. Aš tai vis tiek matau visą tą meno lauką kaip tokį tirštą. Daugiau stebuklų turbūt pasaulyje nevyksta kitur kaip meno lauke. Yra kažkokie daiktai, yra dažai tubelėse, taip jau kažką su tuo padarai, įneši pro duris į galeriją ir staiga tai yra meno kūrinys. Ir ten atsiranda kažkoks lūkesčiai kitų žmonių, kažkas jau rašo komentaruose, tai yra siaubingas meno kūrinys. Kažkas sako, ne, palaukit, bet aš pamačiau ten kažką, kas atvėrė man žinai, ten prisiminimus, kaip aš vaikystėje su tuo skardos lapu ir pagaliuku muzikuodavau sodyboje. Atsiranda įvairios tokios grumtynės, nes tai yra tokia aikštelė, eksperimentinė erdvė, kur staiga visos tos taisyklės, kurios galioja kažkur už jos ribų, čia yra suspenduojamos ir pradeda galioti kažkokios kitos, kartais net nerašytos taisyklės. O čia su idėjų pasaulyje yra taip, kad tos idėjos tokios gan efemeriškos, kol neįgauna kūno. Tai man labai patinka kaitalio tuos režimus, nes vien Kalt Vini man irgi nepatinka, bet vien idėjų pasaulį neturėjo tokio
tiesioginio greito atsako irgi kažko pradeda trūkti. Aš tuos derinu tarpusavį dalykus, bet kai kurie dalykai, nepaisant šitos krizės, niekur nedings.